Taigi, brangus konferencijos dalyviai ir svečiai, bendradarbiai ir kolegos nacionalinės šeimos tarybos nariai. Džiaugiuosi šiandien galėdamas su jumis pasidalinti savo įžvalgomis mūsų organizuojamos konferencijos tema. Ir tikiuosi paskatinti rimtas ir dalykiškas diskusijas, kurių kartais dar vis pasigendu mūsų viešojoje erdvėje. Kalbėdamas apie šeimų interesų atstovavimą ir valstybės institucijų bendradarbiavimą su nevyriausybiniu sektoriumi noriu pabrėžti, kad ir pati nacionalinė šeimos taryba, kaip Seimui atskaitinga šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patarimoji institucija, yra tokio bendradarbiavimo erdvė. Taryboje neatlygintinai dirba mokslininkai, savivaldybių atstovai ir nevyriausybinių organizacijų deleguoti ekspertai. Besibaigiant pirmosios sudėties tarybos kadencijai, kurioje ir man pačiam teko garbė darbuotis, galiu drąsiai pasakyti, kad ši patirtis mane labai praturtino ir suteikė daugiau vilties, kad Lietuvoje turime dar neišnaudoto potencialo, kuris gali būti apjungtas ir nukreiptas Lietuvos šeimų stiprinimui. Nežinojau, ar kas paminės, todėl į savo kalbą įsirašiau atskirą paraginimą savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams aktyviai jungtis į nacionalinės šeimos tarybos organizuojamas konferencijas ir darbo grupės, nes, kaip jau buvo pastebėta socialinių reikalų ir darbo komitete, tarybos nariai tikrai yra užimti ir gerai organizuoti žmonės, kurie orientuoti į tai, kad jų savanoriškai dovanojamas laikas sukurtų kuo didesnę naudą ir pokytį. Tikiu, kad kalbu ne tik savo vardu, sakydamas, kad norime, jog nacionalinės šeimos tarybos iniciatyvos įgalintų geros valios žmonės visoje Lietuvoje, nepaisant partinių preferencijų, ieškoti bendrų vardiklių šeimos politikos formavime ir įgyvendinime tiek vietos, tiek ir nacionaliniu lygiu. Šeimos politika apima išskirtinai platų temų lauką. Viena iš pirmųjų tarybos organizuotų konferencijų kvietė gilintis į demografinę situaciją Lietuvoje. Mokslininkai ir įvairių institucijų darbuotojai pristatė reikšmingų ir iškalbingų duomenų apie ryškiausias šio meto tendencijas. Apžvelgia taip pat ir istorinę gimstamumo bei šeimos struktūros dinamiką. Visus, kuriems įdomi ši tema, kviečiu peržiūrėti 22 metų gegužės 18 dienos konferencijos Lietuvos demografinės situacijos tendencijos viešosios politikos kontekste įrašą, kurį galima rasti internete. Manau, kad joje pristatytos medžiagos aktualumas tik auga. Prisimenu, kad tuo metu klausant pranešėjų išryškėjo mintis, jog nebeturime prabangos ilgai diskutuoti apie šeimos politikos tikslus ir jų prioritetus bei priemonės. Net jeigu tikime, kad valstybės paskirtis yra tik užtikrinti, kad kiekvienas pilietis teisėtomis priemonėmis galėtų rinkti savo priimtiną gyvenimo būdą, o tikslo skatinti vieną ar kitą socialinį pasirinkimą šeimos politikoje apskritai neturėtume kelti, negalime nematyti milžiniškos demografinės grėsmės, kuri liečia kiekvieną valstybės ir visuomenės gyvenimo sritį, nuo gynybos efektyvumo iki senatvės pensijos dydžio. Kalbu apie tai, kad lietuvių tauta pirmaujančių tempų nyksta. Tai nėra naujiena ir visgi dar sunku įžiūrėti adekvačius veiksmus, siekiant bent šiek tiek pristabdyti tai, kas kai kam gali atrodyti tarsi neišvengiama perspektyva. Aš manau, kad kartu susitelkę tikrai galime rasti efektyvius sprendimus. Tik ar esame pasirengę atmesti išankstinės neigiamas nuomonės ir praeities nesėkmių šleifą? Ar tikrai norime įsiklausyti šeimų ir joms atstovaujančių organizacijų? Ar dar turime vilties, kad bendrasis gėris, o ne atskiri interesai gali būti valstybinės šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo pagrindu? Lietuvos Respublikos konstitucija prasideda tokiais žodžiais. Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi savo valstybę. Šie žodžiai liudija, kad lietuvių šeimose karta iš kartos gimė šios dienos Lietuva. Visgi, jeigu norime, kad išliktų ne tik Lietuvos vardas pasaulio valstybių žemėlapyje, bet ir lietuvių tauta, kuri turi savo valstybę, turime kuo skubiau imtis visų būtinų priemonių, kad nepraleistume prieš mus atsivėrusio galimybių lango, kuris galbūt leis mūsų visuomeniai pakilti iš demografinės duobės. Deja, vertindamas mokslinius duomenis, manau, kad net šis mažas langas užsiveria,
ir greičiausiai visiškai užsidarys per ateinančius 8 metus. Taigi, naudodamasis progą, kaip nacionalinės šeimos tarybos narys, šiandien noriu atkreipti dėmesį, kad gimstamumo skatinimo iniciatyvos, kurias pradėtume plačiu mastu taikyti Lietuvoje šiame laikotarpyje, duotų didžiausią norimą rezultatą. Taip yra būtent dėl tos banalios priežasties, kad vis dar turime palyginus ženklų skaičių vaisingo amžiaus žmonių ir porų, kurios norėtų ir galėtų susilaukti daugiau vaikų. Deja, dėl įvairių priežasčių jos yra linkusios atidėti šį sprendimą. Ar esame nuodugniai išanalizavę tokios nuostatos priežastis? Deja, ne. Tikrai išsamių tyrimų Lietuvoje šią temą dar trūksta. Todėl natūralu, kad trūksta ir taiklių šios problemos sprendimo priemonių. Yra linkusių manyti, kad viena iš reikšmingų neigiamų demografinių tendencijų priežasčių yra ekonominė aplinka ir jos perspektyvos. Ne paskutinėje vietoje turėtų būti ir visuomenėje propaguojamos vertybės, individualistinis gero gyvenimo įvaizdis, kuris sunkiai suderinamas su tėvystės ir motinystės įsipareigojimais. Šiandien aukštai iškeltas ir medijose dažnai afišuojamas privačios gerovės standartas sunkiai pakeliamas net ir vidutinės pajamas uždirbantiems tėvams. Ką jau kalbėti apie tuos, kurių uždarbis nesiekia šalies vidurkio. Lyg to būtų negana, visuomenės ir valstybės institucijų požiūris į daugiau vaikų turinčias šeimas vis dar nėra vienareikšmiškai teigiamas. Neretai turėjimas daugiau vaikų yra siejamas su kraštutiniais įvaizdžiais, skurdu arba padidėjusią skurdo riziką. Todėl linkstama kreivai žiūrėti į tuos, kurie nusprendžia rizikuoti, kaip suprantama, savo komfortu ir individualią gerovę dėl savo atvirumo susilaukti daugiau vaikų. Taigi reikalingos kompleksinės priemonės ir vien išmokomis problemos išspręsti tikrai nepavyks. Paradoksalu, kad didesnė ekonominė gerovė nebūtinai lemia tokius gimstamumo pokyčius šalyje, kokių tikėtumėmės ir norėtume. Čia turime suprasti ir priimti realybę tokią, kokia ji yra. Visų rizikų ir iššūkių šioje srityje negalime pašalinti. Net laimingas šeimos gyvenimas visada bus susijęs su didesniu savęs atsižadėjimu, vyro ir moters santykių dinamika, dorybių praktikavimu ir pasiaukojimu dėl savo sutuoktinio bei vaikų. Tam reikia ruoštis ir ruošiamasi dažnai nuo pat vaikystės, jau savo šeimoje mokantis mylėti. Savo natūraliais iššūkiais šeimos gyvenimas augina ir stiprina kiekvieną šeimos narį. Bet laimingas gyvenimas šeimoje nėra duotybė. Todėl būtina pabrėžti, kad tik distopinė, totalitarinės globos valstybė galėtų žadėti ir siekti pašalinti visus nepatogumus ir sunkumus, taip pat ir ekonominius, kurie kyla auginant vaikus. Toks bandymas galėtų lemti tragiškus padarinius, kuomet ženklus skaičius išlaisvintų nuo bet kokio kentėjimo ar rizikos žmonių, nebegalėtų palaikyti jokio tikrai prasmingo santykio. Ką jau kalbėti apie tokius tarpusavio asmenų santykius, kurie būdingi šeimai. Bet ką tuomet galima daryti? Čia reikia prisiminti, kad valstybės parama šeimai nėra savitikslė. Ji turėtų įgalinti šeimą pasirūpinti savimi ir būti nukreipta į jos autonomijos stiprinimą. Lengva pacituoti konstitucinę nuostatą, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Bet ar įvairiose diskusijose nepasimeta šios deklaracijos turinys? Šeima ir jos reikšmė iškilo visuomenėje gerokai prieš įrašant šį sakinį į Konstituciją. Tokiam šeimos statusui pagrįsti yra daug objektyvių priežasčių ir šiandien galima paminėti bent kelias. Tai yra šeimos stabilumas, gyvybingumas ir joje užsimesgantys prigimtiniai ryšiai, kurie užtikrina kartų ir lyčių solidarumą bei pilietinės ir tautinės visuomenės tęstinumą. Šeima nėra valstybės įrankis jos tikslams pasiekti, greičiau priešingai. Ji pati yra valstybės ir visuomenės kūrėja, jos saugumo ir klestėjimo garantas. Į tokios šeimos stiprinimą ir turėtų būti nukreiptas valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas. Neseniai prezidentas Zelenskis, atsakinėdamas į vieno žurnalisto klausimą dėl Ukrainos valstybės atsparumo priežasčių Rusijos invazijos metu, svarbiu faktoriumi įvardijo decentralizaciją.
Manau, kad tai tinka prisiminti ir kai galvojame apie visuomenės struktūrą ir jai kylančius iššūkius. Kiekviena šeima, o ne nuo šeimos įsipareigojimų laisvas individas, su visa pagarba asmeniui, yra ta mažiausia visuomenės ląstelė, kuri užtikrina visuomenės ir valstybės saugumą plačiaja prasme. Du žmonės sukūrę šeimą tampa stipresni. Pasikeičia ne tik jų socialinis statusas, bet ir ekonominė bei visuomeninė galia. Todėl ir negalime pervertinti giminystės ir santuokinių ryšių. Jie ir dabar pačiu taikliausiu ir efektyviausiu būdu mažina skurdą ir atskirtį. Dažniausiai tai vyksta visai nepastebimų būdu, be jokių perteklinių valstybės direktyvų. Geri tėvai vis dar rūpinasi ne tik savo vaikų, bet ir anūkų ateitimi. O savimi negalinčių pasirūpinti tėvų išlaikymas jau seniai yra mūsų visuomenės moralinis standartas. Bet ne tik tai. Prisiminkime, kiek šeimų į savo namus priėmė nuo karo bėgančius ukrainiečius. Net kai valstybės institucijų struktūros neatlaiko spaudimo, šeimos vis dar laikosi stipriai ir solidariai. Taigi tvirta šeima sugeba pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais. Todėl visais atžvilgiais gerbtina šeimos padėtis visuomenėje iš įstatymų leidėjo ir vyriausybės reikalauja nepaversti jos priklausomos nuo valstybės paramos, nes tai būtų pats tikriausias visuomenės ir valstybės pagrindų silpninimas. Kita vertus, atsakinga valstybinė šeimos politika turėtų būti nukreipta į švelninimą tų neigiamų veiksnių, kurie kyla dėl išorinių priežasčių, nesusijusių vien tik su konkrečios šeimos ir jos narių pasirinkimais ar gyvenimo būdu. Turiu omenyje tai, kad apie ką šiandien mano supratimu labai retai užsimenama. Tai yra, kad sunkia dalies šeimų finansinė situacija ir sprendimą atidėti nėštumą gali lemti ne tik ydingą fiskalinę, bet ir monetarinę politiką. Šios realios problemos subtilumą lemia ir tai, kad pinigų politika nėra tiesiogiai priklausoma nuo įstatymų leidėjo valios. Todėl nors ne kiekviena šeima gali tiksliai įvardinti visas savo pastarojo meto perkamosios galios mažėjimo priežastis, realiai patiriamas pinigų nuvertėjimas, tarsi paslėptas mokestis ir labiau akivaizdžiai matomos padidėjusios su infliacijos tramdymu susijusios palūkanų normos šienauja daugelio šeimų santaupas, keldamos pagristų abejonių, ar tokiomis aplinkybėmis susilaukti vaiko yra protinga ir atsakinga. Taigi, jeigu valstybė ir jos institucijos, atsakingi politikai ir biurokratai šiandien norėtų telkti pastangas tam, kad šalyje galėtų gimti kuo daugiau vaikų ir jų tėvai ramiai galėtų laukti senatvės, turėtume rasti būdų, kiek įmanoma efektyviau kompensuoti šeimoms jų perkamosios galios mažėjimą ir santaupų nuvertėjimą, kylantį dėl nuolatinio pinigų spausdinimo, ypač kai naujai į rinką įliejamų pinigų suma viršyje įprastinės normas. Bet kaip jau minėjau, ekonominė gerovė yra tik viena palankios šeimai aplinkos medalio pusė. Net per daug nesistengiant gerinti ekonominės situacijos šalyje ir sudaryti kuo palankesnės sąlygas pajamų didėjimui šeimose, Lietuvoje vis vien galėtume pasiekti geresnių gimstamumo ir santuokos tvarumo rodiklių, tinkamai įvertinę, kad tai yra ir kultūrinė problema. Ta pripažinus turėtume nebijoti teikti prioritetą toms visuomeninėms ir valstybinėms švietimo iniciatyvoms, kurios pripažindamos laisvos mens apsisprendimo moralinę vertę, išryškintų prigimtinę šeimos reikšmę valstybės ir visuomenės gyvenime. Čia su apgailestavimu galima prisiminti liūdnai pagarsėjusią gyvenimo įgūdžių programą, kurioje kažkodėl nebeliko vietos rengimo šeimai ir su tuo susijusiems klausimams. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos siūlė pripažinti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai svarbą ir teikė pasiūlymus, kaip užtikrinti, kad jis galėtų būti prieinamas mokiniams pagal jų ir jų tėvų etinės bei dorovinės nuostatas, bet į šiuos pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. Tokia situacija kelia abejonių dėl kai kurių politikų noro įsiklausyti ne į vienos interesų grupės, bet į plačios visuomenės dalies argumentus. Problemos turbūt nekiltų, jeigu visas švietimas Lietuvoje būtų privatus.
Visgi valstybės finansuojama švietimo sistema turėtų būti pajėgi išvengti visuomenės polarizacijos ir gerbti tėvų konstitucinės teisės pasaulėžiūrinio ugdymo srityje. Atsižvelgiant į tai galiu konstatuoti, kad reikia sistemiškai peržiūrėti valstybės viešųjų finansų kryptis, konkrečias programas ir įvertinti, ar nėra taip, kad iš mokesčių mokėtojų lėšų Lietuvoje yra finansuojamos iniciatyvos, kurios silpnina santuokinę šeimos statusą ir tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo religinius bei dorovinius įsitikinimus. Turėtume kuo greičiau keisti šią ydingą praktiką. Ta darydami neturėtume delsti, nes kultūrinių normų kaita visada užtrunka ilgiau, nei reikia laiko vienam ar keliems įstatymams priimti ar atšaukti. Deja, žvelgiant į globales tendencijas, vakarietiška kultūrinė norma dėl vaikų skaičiaus šeimoje, dėl santuokinės šeimos padėties išgyvena eroziją, į kurią dabartinis valstybinės šeimos politikos atsakas nėra optimalus ir nuoseklus. Jeigu norime, kad Lietuvoje mažėtų skyrybų skaičius ir didėtų gimstamumas. Visgi mano pranešimas nebūtų pakankamai aktualus, jeigu nepaliesčiau ir specifinių šeimų ir su šeimomis dirbančių organizacijų problemų susijusių su jų veikla šeimos stiprinimo srityje. Paprastai kalbant apie nevyriausybinio sektoriaus ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą, agituojama, kad nevyriausybinės organizacijos už ženkliai mažesnės lėšas gali sukurti ir dažnai sukuria daugiau pridėtinės vertės, negu su ta pačia suma pavyktų pasiekti valstybiniam sektoriui. Taip iš tikrųjų yra ir ne vienu atveju. Todėl valstybės interesas turėtų būti aktyvi pilietinė visuomenė, kuri per savo organizacijas laisvai ir kūrybiškai prisideda prie įvairių socialinių problemų sprendimo. Tik šiuo aspektu turėtume dar geriau suvokti, kad nevyriausybinio sektoriaus stiprybė slypi ne tik efektyviame valstybinių fondų lėšų įsisavinime, bet būtent pilietinės visuomenės konsolidavime, kuris reiškiasi ne tik per savanorišką ir neapmokamą piliečių įsitraukimą, bet ir per mecenatystę bei lėšų telkimą. Tuo aspektu dėl įvairių priežasčių nevyriausybinis sektorius Lietuvoje dar nėra pakankamai stiprus ir kai kurių valstybės institucijų biurokratų akimis gali būti matomas ne vien kaip nepriklausomas ir patikimas socialinis partneris, bet ir kaip konkurentas įsisavinant valstybės biudžeto lėšas arba geresniu atveju vienas iš norimos paslaugos teikėjų. Čia noriu trumpam sustoti ir pasiaiškinti. Kalbu apie probleminius nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo taškus. Todėl nenoriu, kad susidarytų įspūdis, jog pateikiu apibendrintą situacijos vertinimą. Savo trumpame pranešime to tikrai nesiekiu padaryti. Stengiuosi pabrėžti, kad dėl silpnesnio nei reikalingas piliečių aktyvumo remiant nevyriausybinės organizacijas, iškalbingas vien tas faktas, kad kasmet turime didelę dalį nepasikirstyto GPM, yra stokojama ryškios advokacijos, nepriklausomų visuomeninių tyrimų bei gerai artikuliuotų skirtingų idėjų apie įvairius socialinius ir politinius klausimus pristatymo viešojoje erdvėje. Deja, finansinė priklausomybė nuo valstybės ir jos institucijų fondų paramos iškreipia pilietinį diskursą ir kuria nuo valdžioje esančių politinių jėgų priklausomą pilietinių organizacijų sektorių. Nesunku suprasti tokios situacijos žalą ilgalaikėje perspektyvoje įvairiose srityse, taip pat ir šeimos politikoje. Kai tokia situacija valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus santykiuose tęsiasi pakankamai ilgai, ne tik stabdomas visuomenės galios augimas, bet kyla grėsmė apskritai prarasti nevyriausybinio sektoriaus nepriklausomumą, jį tarsi suvalstybinant ir pajungiant tai politiniai galiai, kuri tuo metu yra valdžioje. Neatmetu, kad kai kuriems politikams tai gali netrodyti didelė problema. Visgi noriu pabrėžti, kad siekiant sudėtingų ir kompleksinių problemų sprendimo valstybei yra pavojinga, kai politinės jėgos nesiekia ir nepalaiko atviro diskurso ir kartais net baudžia atskiras organizacijas dėl jų pažiūrų. Deja, tokio piknaudžiavimo valdžia apraiškų galime sutikti ne tik kokiose nors totalitarinėse valstybėse, bet ir Lietuvoje. Visgi mano nuomonė atsakas į šios problemos sprendimą slypi pilietinės visuomenės telkime, populiariai sakant, kamuolys mūsų rankose.
Piliečiai turėtų būti daug labiau suinteresuoti valstybės institucijų panaudojamų lėšų efektyvumu ir skaidrumu, tuo tarpu taip pat prisiimant didesnę dalį nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvų finansavimo. Atsižvelgiant į tai, kas jau pasakyta, manyčiau, kad šeimų bei su šeimomis dirbančių ir jų interesus atstovaujančių nevyriausybinio organizacijų stiprinimas turėtų vykti pirmiausiai orientuojantis į šių organizacijų pajėgumų telkti visuomenę gerinimą. Taip pat svarbu kurti palankės sąlygas joms užtikrinti tvarius ir nuo valstybės institucijų politinės vadovybės nepriklausančius veiklos finansavimo šaltinius. Tik tokiu atveju stipri pilietinė visuomenė galės pilnai išskleisti savo potencialą ir padėti valstybės institucijoms formuojant į bendrąjį gėrį orientuotą šeimos politiką. Kaip jau supratote, esu šalininkas minties, kad pirmiausiai iš susipratusių ir pajėgių šeimų turi kilti iniciatyvos sustiprinti jų interesus atstovaujančių nevyriausybinio organizacijų pajėgumus. Tuo tarpu valstybė ir jos institucijos turėtų vengti šališkumo finansuojant nevyriausybinį sektorių ir tokiu būdu iškreipiant įvairių pasaulėžiūrų ir ideologijų galios balansą visuomenėje. Dėkoju už dėmesį.